Po rizikos kapitalo fondų Praktika Capital sparnu šiuo metu yra prisiglaudusios 32 įmonės. Daugelis jų net ir įsikūrusios po vienu stogu. Nemaža dalis bendrovių specializuojasi informacijų technologijų srityje, tačiau yra ir apčiuopiama produkcija gaminančių bendrovių. Į labai jaunas įmonės investuoja 6 milijonus eurų pradinės stadijos fondas Praktika Seed Capital. Į jau pažengusias bendrovės 16 milijonų eurų rizikos kapitalo fondas Praktika Venture Capital. Abu yra įsteigti pagal Europos investicijų fondo administruojamą Jeremy iniciatyvą Lietuvoje. Ir Jeremy investuojamas ES struktūrinių fondų lėšos sudaro apie 100% pradinės stadijos riziko kapitalo fondo lėšų ir 70% rizikos kapitalo fondo lėšų, o likusias lėšas yra įnešę privataus sektoriaus investuotojai. Fondų valdytojai potencialias perspektyves įmonės randa įvairiai ir sulaukia įmonių prašymų investuoti ir patys dairosi verslo naujokų. Viskas, ko mes prašom, tai yra pateikite savo investicijų planą. Ir plane ten matosi daug dalykų, daug prielaidų, kurios atsako į mūsų klausimus. Ar poreikis yra pagrįstas, ar mes matome produkto stiprumą, ar mes matome įmonės konkurencinius pranašumus, ar mes matome stiprią komandą, gerą motyvacinę sistemą ir panašius dalykus. Pradinės stadijos fondas Praktika Seed Capital į vieną įmonę gali investuoti nedaugiau kaip 200 000 eurų. Į labiau pažengusias ir rinkoje apšilusias įmonės investuojantis Praktika Venture Capital fondas vienai įmoniai per kelerius metus gali suteikti iki 3 milijonų eurų investicijų. Tiek vienu, tiek kitu atveju fondai stengiasi atgauti investicijas, padedami įmoniai augti ir plėstis. Praktika Capital savo įmonėms kelia tikslą per 5 metus padvigubinti bendrovės vertę.